Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikina Šiandien naujienos. Dėkoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja, paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Teltonikos įmonių grupės įkūrėjas Arvydas Paukštys penktadienį pranešė, kad stabdomas Teltonika TH aukštųjų technologijų parko projektas Liepkalnyje. Verslininkas rašo, kad tai istorija, kaip Lietuvos valdžia užblokavo 3,5 milijardo eurų verslo investicijas. Penktadienį socialinėme tinkle LinkedIn Arvydas Paukštys parašė, kad bus stabdomas projektas, kuriuo 55 hektarų teritorijoje iki 2026 metų turėjo atsirasti 10 gamyklų, būtų buvę sukurta 6,000 darbo vietų su vidutiniais 10,000 eurų per mėnesį atlyginimais. Anot verslininko, dėl to valstybės biudžetas kasmet negaus apie 500 milijonų eurų mokesčių, nebus sukurta nauja puslaidininkų lustų pramonė Lietuvoje, teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms. O ko norėti, kai valdžioje buvo tokia kaip Laisvės partija, kuri užsiėmė kosmoso tyrinėjimais, tai žemiškiams reikalams nelabai ir beliko laiko. O vyriausybėje pasiteisinimai dėl Teltonikos žlungančio projekto. Sužinojome tik iš socialinių tinklų. Tačiau vietoje galime daryti dvi prielaidas. Arba vyriausybė galimai meluoja, nes tokiame valdžios lygyje visos problemos turėtų būti žinomos, arba tai didžiausias absurdas, kad tokios problemos nebuvo žinomos ir iš tiesų jie sužinojo tik iš socialinių tinklų. Kaip bebūtų, turime dar vieną skandalą buvusios valdžios veikloje. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šią situaciją? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.